Kas sakė Eurys? Labai diena, jūs į ekskursiją čia tais pas mus. Iki 66 metų važiavo Vilniaus mieste ir po to pradėjo Vilnius pirkti čekiškus troleibus 8 TR ir 67 metais pradėjo pirkti 9 TR troleibusus, nors kaip šitas, 9 TR troleibusus. Tokius troleibusus mes eksploatavom iki 82 metų. 82 metais jau atėjo patys pirmi 14 TR troleibusai, čia yra renovuotas troleibusas. Tokių troleibusų pirkom mes iki 99 metų, 97 paskutinė partija buvo gauta. Toliau 2004 metais 45 troleibusus pirkom centralimatų stolelį. Ten jau yra 15 metrų lenkiškas troleibusas, ne lenkiškas kėbulas, troleibuso elektrinė dalis yra. Todėl, kad truputėlį atitrūkęs nuo kontaktinio tinklų, tai toli ir o kur liemenė, parke jau nereikia. Taigi, turim mes dabar, pirmam parke yra 166 troleibusai, antram parke yra 94 troleibusai ir į liniją išvažiuoja kiekvieną rytą iš pirmo parko 114 troleibusų, o iš antro parko išvažiuoja 74 parko. O jau autobusai važinėdavo automobiliais. Troleibusas yra renovuotas. Sakykime, kapitalinis remontas. Kardas pakeistas, agregatai pakeisti, nudažytas, remontuotas. Vėžos irgi nauji. Kaip nauji? Mes juos plipuojam, po to vežam į specialią gamyklą, kur padengia milteliniu būdu. Nedažom, bet milteliniu būdu. Kuo jis yra? Miltelinis tas dažymas yra todėl, kad nuo rankų, nuo visko jisai dažai nenusitrina, yra, sakykime, nu kokiem 6-7 metam tikrai užtenka tos geltos oranžinės spalvos, kad keleiviai juos nenugriemtų. Pirmi troleibusai rusiški buvo, sunkus, nu kaip sunkus, vairuot sunku buvo, ten yra sliekinė pavara, jeigu kas mechanikas studijuoja, dar žino, kas yra sliekas. Yra, sakykime, vertikalus strypas, ir čia tokie krumpliai pusiau sliekiniai yra, o čia krumpliaratis. Ir tą vairą suki, persiduoda paskui į ratus, tai būdavo, jeigu jaunas moteriškės prie vaikų pasaulio reikėdavo iš Jogailos gatvės čia įsukti į Vilniaus gatvę, tai jos atsistodavo, įsiremdavo į sieną, į rankom ir su koja būdavo tą vairą suka, kad įsukti. Dabar, kai yra gidrostiprintuvai, tai tada 60 atmosferų slėgis, tai ranka galima vieną ranką vairą sukti, kadangi stiprintuvas veikia gerai. Dar iki 86 metų šitam parke čia buvo išleidimas buvo 282 troleibusai, virš 300 troleibusų, o parkas nuskaičiuotas yra 120 troleibusų. Tai vat žolyno, va čia šitą gatvę, nuo ten išvažiavimo vartai yra, iš abiejų pusių buvo išrikiuota, čia iki medpunkto troleibusai nakčiai rikiuodavo. Ir iki pat apačios žolyno gatvės, iki spaudos kiosko, irgi troleibusai stovėdavo. Buvo gal 80 kokių pirmų metų išleistuvės moksleivių. Kažko susipyko panelės su bernais ir eidami naktį, man čia 3 valandą 29 troleibusam sulaužė
šituos valytuvus. Nu, o užėję naują. Rytą išleidimą reikia daryti, tai gerai, kad buvo sekmadienio rytas. Tai mes dar spėjom čia susus, bet tai buvo tokia situacija, kada nėra teritorijai. Jau spėjo naktį, tamsu buvo ir pridarė visokius postus. Tai užėjom dabar, sekmadienio remontuojami yra daug kapitališkai. Kada mes čia darydavom kaip troleibusų 22 per metus. Metų, pastebėsit, tas troleibusas 101 ištisinė skarda, 458, ten gabaliukas pakeistas, bet visi šonai yra ištisinė skarda. Tai reiškia, kad troleibusų čekai gamino tuos lakštus tvirtindamo kniedėm. Troleibusas važiuoja, juda, tos kniedės įsinešiodavo, koroduodavo ir taip toliau. Nu, mes sugalvojam, pirkom tą skardą iš Prancūzijos, jinai pakankamai brangi buvo, bet gera, padengta antikorozinių sluoksnių, nereikėdavo nieko mums toliau su ją daryti, tik uždėdam dažų sluoksnį. Ir ją įtempdavom, priklijuodavom priekį čia, vat kaip stiklas yra, pragręžiam, priklijuojam, įtempiam ir 24 valandas palaikom, ta skarda prilimpa. Taip vieną pusę ir antrą, o po to antroj pusėj, kai prilipdavo, gerai išpjaudavom durim įėjimą. Ir taip ir galą apklijuojam ir tas klijavimas mes jau nuo 2000-ųjų pradėjom balandžio mėnesį, tai jau dabar 16 metai praktiškai visi troleibusai yra apklijuoti, dėl to jie pakankamai išlaiko tokį gerą vaizdą. Nepalyginsi kaip autobusai. Taip atrodo, ir dabar, sakykim, nulemtas tai ir kai mes jį nurengėm, nuimam skardas, agregatus, nusiltai vadinami variklius, cilindrus, durų, turėtus, viskas yra nuimta. Mes pamatome tada, kas iš to troleibuso dar šiuo laiku likę yra. Ir ką reikia keisti. Matot, apatinė troleibuso dalis, visur yra įmonė keičiamas metalinės konstrukcijos, kadangi jos yra sukorodavos. O taip pažiūrėjęs vizualiai atrodo viskas gražu, o kai atidengi, nurengi, matosi, kad troleibuso kėbulas jau yra pakankamai surūdyjęs. Kai yra meistrai mūsų ilgų dievošinės, žino kokie profiliai ir jie tik tai pamatuoja, ką reikia nupjauti, tinkamai prilyrimą ir jau tas kėbulas, po to, aišku, yra valomas, šlifuojamas, montuojamas, dengiamas skarda, toliau ir dažomas troleibusas ir išeina į liniją vėl vežti Vilniečių, kadangi naujų vienas toksai gretų modelių yra 15 troleibusas. Jisai yra 18 metrų ilgio, tokius troleibusus mes 5 tik tai gavom 91 metais. Kadangi Gorbačiovas paskelbė blokadą Lietuvai, turėjome gauti 20 troleibusų. Bet tie 15 troleibusų, kurie buvo skirti Lietuvai, nuvažiavo į Kijevą. O Ryga ir Talinas gavo po 20 troleibusų. Labai vargo, kadangi sujungime, kur yra žmonikėlė, ten laidai nuo judėjimo užtrumpindavo ir užsidegdavo. Pas mus Vilniui sudegė 2 troleibusai, o Rygoje Taline irgi nemažai degė. O dabar važinėja gatvėje, mačiau 7 vienas tik toks, ar dar? Du dirbantis, 3 šitas remontuojamas. Pas mus, nes čia šitas irgi degė. Jisai užsidegė, priekinis varikliai yra, priekinis variklis užsidegė Laisvės prospekte. Vairuotojas atsistojęs ant abiejų stabdžių laiko, troleibus vis tiek važiuoja, kadangi šitas variklis gauna 600 voltų tiesiai.
nes automatas sudegęs ir maitinamas srovė. Tai gerai, kad keleivis išbėgo, protingas buvo, nuėmė srovės imtuvus ir tada troleibusas sustojo. Vairuotojas buvo pasiruošęs jau trenktis į atramą, kad sustabdytų troleibusą. Čia ne taip senai buvo, bet 3 metai atgal. Nes čia yra ir du varikliai stovi, ir tai. Tai važiuoja labai gerai, sakykim, kad sniegas per savaitę per vidumą, labai kadangi du varikliai, bet labai sudėtinga jį ten nupažinuoti ir taip toliau. Kaip jie taip yra? Šitą technologiją reikia naudoti. Kur yra remontuojami nuo troleibuso nuimti galiniai tiltai, kompresoriai, traukos varikliai, pneumatinė sistema, hidraulikos sistema. Viskas, kas yra troleibuso, yra nuimama čia ir duodama į šitą sektorių, kur yra defektuojama, kad defektacija. Defektacija tai yra atskirimas gerų detalių nuo susidėvėjimų. Geros detalės paliekamas dar, o susidėvėjusios keičiamas naujomis. Agregatai, tiltai pakliūna ten į tą patalpą ir yra dedami į plovyklą, šitoj plovyklai plaunami yra. Tiltai detalės išplaunamas yra, kadangi tepalai viskas reikia išplauti, toliau atvažiuoja vežimėlis, yra ardoma, paduodama į darbastalį, ardoma ir defektuojama. Čia kaip atrodo, pažiūrėkit, traukos variklis. Čia troleibuso yra, sakykim, širdis. Čia yra 14 traukos variklis, čia adredastatorius ir Liuda Rimtaras įstato į jį. Yra troleibusuose dabar dviejų tipų traukos varikliai. Yra šituose senuose 14 TR pastovios krovės traukos variklis, kuris maitinamas iš troleibuso kontaktiniuose laiduose yra 600 voltų pastovi srovė, kuri paduodama į 16 traukos pastučių, kurios išdėstytos visame mieste, skirtingose vietose, kadangi reikia užmaitinti atitinkamą fiderį. Kas yra fideris? Fideris yra kažkur tai 1,5 kilometro, gali būti 2 kilometrai atkarpa, laidų atkarpa, kur iš pastutės ateina ten į dešinę ir į kairę, nes kuo ilgesnis, sakykime, čia traukos pastutė, o kažkur ten už 3 kilometrų, žinokit, jau gali būti ir srovė šitą įtampą ne 600 voltų, bet 450 arba 500 voltų, kadangi pas mus buvo tokiu atveju, kada soliariai troleibusai nevažiuoja, kam reikalas. Pasirodo, kad tolimam taške jiem neužtenka, ne 600 voltų reikia, 14 tai važiuoja, o šitie nevažiuoja. Paskui mes įsiaiškinom, kad nereikia, kad būtų šiandien gal irgi 600 voltų. Maitinam, pastatė pastutę, ten viskas tvarkoj, klausimatys. Čia 600 traukos variklių kuo jis skiriasi. Čia yra šepetėliai dedami, yra kolektorius ir dirba kaip, sakykime, pastovios srovės variklis. Asinchroninis variklis, kuris pastatytas į soliarį. Tas variklis yra be šepetėlių ir jau dirba nuo kintamos srovės. Tuose soliariuose yra sumontuota keitikliai arba konverteriai, kurie 600 voltų
keičia į 380 kintamą srovę. Nu ir tas, sakykime, soliario variklis yra ilgamžiškesnis ir patikimesnis. Čia naujos kartos troleibusai, kurie pagaminti 2004 metais. Bet mes eksploatuojam šitų troleibusų yra kokį 15%, kiti visi yra 14 TR, kurie jau tokiais varikliais. Čia sulikinėjame techniniai varikliai tiltai yra yra metalo konstrukcija, čia paklijuojama ir desas, pagalvis ir taip toliau, ir surenkamas tiltas, o po to jau transportuojamas ir dedamas į troleibusą. Matot, kiek dėžučių, kiek guolių, praktiškai jeigu pakliūna remontą, guoliai keičiami visi, kadangi kad įgausi troleibuso to agregato viso tilto didesnį patikimumą. Reikia